Labadiena, brangiai. Čia aš jūsų Nerijus Kismakovas. Daug mano gerbėjų prašo mane, kad aš įrašyčiau lietuviškai tai, ką aš kalbu rusiškai. Aš tikrai gerai žinau lietuvių kalbą, aš gimiau Lietuvoje ir aš tikrai myliu šitą šalį, dėl to, kad aš tikrai žinau jos istoriją labai stipriai ir man tikrai yra svarbi mūsų ateitis, kaip mes gyvensim rytoj. Aš stebėjau visą savo gyvenimą, kas vyksta mūsų valstybei. Kaip mes gyvenam Tarybų Sąjungos laikais, kaip mes gyvenam šiandieną jau 35 metus, kaip nebesam Tarybų Sąjungai. 1990 metais Lietuvos žmonės, kurie neturėjo kreditų, neturėjo paskolų Tarybų Sąjungai, atsistojo prieš Tarybų Sąjungą, prieš KGB. Mes sulaužėm tos kaulus ir mes tapom nepriklausomi. Tie, kurie mumis vedė, žadėjo mums gerą gyvenimą. Kaip mes tapom nepriklausomi, šitie, kurie mums žadėjo gerą gyvenimą, išskrido į JAV. Parsidavė jiem, kitiem velniam, kaip galima lyginti. Jeigu kažkam tai Tarybų Sąjunga yra velniai, tai mes dabar esam pas velnių, kurie mumis valdo. Mes puikiai žinom, kas vyksta ir kas toliau bus. Kodėl aš toks drąsus? Lietuva visada turėjo savo didvyrių. Turėjo Tadą Blindą, kuris pakėlė Lietuvos piliečius ir numaudavo kelnes bajoram, kurie bijojo. Ką padarė Lietuvos bajorai? Nuvažiavo pas corą Rusijos ir paprašė pagalbos. Į coras davė kariuomenę, kurie atvyko į Žemaitiją ir visus nužudė, kurie buvo su Tado Blindu. Va tokia mūsų bajorų gyvenimas, kaip ir dabartinis yra, mes matom. Tai noriu pasakyti jums, brangieji, mes nebegalim toliau leisti tai, ką jie daro. Mes turim pasakyti gana, užtenka. Mes tikrai esam didvyrių žemė. Mes tikrai turėjom didžiausią savo žemę, bet trečios kartos palikonis prarado viską dėl lenkiškos karūnos. Mes tapom mažą lietuvėlę, kurie turim širdies formą. Jeigu jūs gerai pažiūrėsite, širdies forma pasaulyje kitose teritorijose nėra. Mes galim sakyti tai, kad mes nemokam rusiškai, nenorim girdėti. Žinote, kada mes buvom didžiojo Olgirdo kunigaikštystė Lietuvos, mes kalbėjom rusiškai, mes buvom pravoslavai. Mes šiandieną turim didžiausius karius, Antonijų, Joaną, Eustafijų, kurie šiandieną yra Vilniuje. Jūs nežinot apie tai, kadangi jums nesako, nenori, kad žinotumėt Lietuvos istorijos. Šitie kariai, kada per antrą pasaulinį karą buvo išvežti, kad išsaugoti jos palaikus. Jums šiandieną kalba apie tai, kas vyksta ir vyko Vilniuje ant kryžiaus kalno. Įsigilinkite iki galo ir sužinosite, kodėl yra tie kryžiai. Toliau noriu jums pasakyti, jo aš esu drąsus. Aš gyvenau savo gyvenimą, aš laukiau į savo 48 metų, kurie sutaps, kad kalbėti drąsiai. Aš neinu į politiką. Aš nesu vergas pinigų, aš nesu žmogus norintis turėti namą, valdžios. Mes Lietuvoje šiandieną turime tos, kurie gali ateiti ir sutvarkyti viską. Mes turim Lietuvos prezidentą, dievų duotą Lietuvai, Rolandą Paksą. Ne veltui jis skraida labai aukštai, arčiau Dievo. Mes turim tos žmonės, kurie tikrai šiandieną nori padaryti, kad Lietuva būtų tikrai tikra. Šitie visi, kurie yra šiandien valdžioje ir prezidentas, apie kuriuos aš žinau viską. Aš žinau, kiek yra vagiama pinigų per Seimą kadenciją šitie, kurie ten ateina. Kodėl jie taip laikosi už tos stalus kėdės, kad neišeiti? A tam, kad jie bijo, jeigu ateis tokie kaip Rolandas Paksas, rytoj paryt mes ateisim ir paklausime. Įrodykit, iš kur tokie pas jumis turtai. Jūs žinote, kad dauguma Lietuvos Seime žmonių, valstybei, visur savo namuose turi po savo sofų didelius milijonus, kurios bijo nešti į banką, ar dar kažkur tai. Kam šiai dienai prezidentui reikia geresnios apsaugos? Ko jisai bijo? Jisai bijo Lietuvos piliečių, kurie kils ir kalbės, kaip kalbu šiandieną aš, jis man nereikalingas. Man yra vienas prašymas jam. Parašyti, atsistatydinti ir išeiti. Ir visam Seimui. Ir tikrai ateitų komanda,
kuri valdytų Lietuvą vardant Lietuvos. Mes nebegalim surinkti vidaus produkto, mes nebedirbom su Rusija, mes nebedirbom su Baltarusija, su Kinija. Galite sakyti, kad čia negalima, čia karas. Kas tą karą daro? Jums papasakoti? Kas finansuoja tą karą? Jums neužtenka, kad Trumpas jau pasakė. Tai noriu toliau pasakyti. Dabartinis vidaus produktas mūsų valdžios yra renkamas iš mūsų pinigų, kurie guli sąskaitoj, kurios praeitais metais Seimo narė pasakė, pirkim tankus, mes atsisakėm. Tai Kubilius parodė, kiek mes turim pinigų žmonių, 22 milijardus. Mes neturim savo banką, mes gulim švediški, kur prezidentas dirba savo didžiai laikotarpį su tais bankais, kuris su jais, galim sakyti, kada nori, gali nuskristi, kavos atsigerti. Šiandieną mūsų valdžia iš mūsų pinigų daro vidaus produktą. Iš kur mes galim surinkti tokius norinčius skaičius finansuoti NATO kariuomenį? Apie kokį mes galim karą šiandieną kalbėti, kaip mūsų jau buvęs karys, prižiūrėjęs kariuomenę. Kalbėti, kaip mes tada mušiam kryžiuočius viską. Brangieji, kokia tada buvo Lietuva, jinai galėjo būti, jeigu pasirinktų pravoslavo kelią, būtum Rusija šiandieną. Bet pasirinkom katalikus. Mes šiandien ir esame tokie. Mums yra kalta Rusija. Mes tada gynėm Rusiją. Mes galim surasti su Rusija reikiamą klausimą. Mes turim suprasti, kaip šiandieną nevokti tos pinigus, o vaikam važiuoti autobusuose be visokių savo įrodančių dokumentų, kad jis yra vaikas. Nustoti iš žmonių atiminėti paskutinius, ką tik tai galima. Nejaugi mes nebenorim gyventi. Aš nekviečiu riaušiam ar kažkam tai. Aš tikrai diplomatiškai noriu pasakyti. Valdžia. Eikit lauk. Jūs nebegalit nieko daryti. Rytoj poryt mes nebeturėsim nieko. Aš mačiau, kaip Lietuvoj gyvena šeima su 4 vaikais. Aš verkt norėjau. Jūs nesuprantate. Jie pasakė, šiandien mes turim, o rytoj nebūna. Tai sakau, tai kaip čia taip? O užtat jūs savo geruose rajonuose turintis namus turite rotveilerius, visokius šunius, kurias maitinate geriau negu tie gali būti vaikai valgyti. Nedaug dievų jūsų šuniukas susirgs, tai jūs pakelsite naktį veterinoriui. Aš nieko nebijau, brangiai, vien dėl to, kad aš jau kalbėjau rusiškai. Mane tikrai kontroliuoja FSB, mane kontroliavo Mi-6, CRU, Lietuvos, į Ukrainos, ir Izraelį buvo, į Uzbekijai. Aš dar kart sakau, aš išaugau ne eiti į valdžią, gauti didelį atlyginimą, būti Lietuvos prezidentu. Man to nereikia. Man nereikia to. Man reikia, kad mes pasikeistumėm ir gyventumėm, kaip mes turim gyventi. Aš galiu daug ką sakyti ir įrodinėti. Aš galiu įrodyti, kas, kur, kiek pervedė pinigų. Aš viską žinau. Ir pas manęs nėra ten su FSB, ten gal su Uzbekijos, ten gal su Izraeliaus, dar su kažkom. Aš viską žinau. Iš kur aš žinau? Gal Dievas man taip davė. Ir aš tikrai myliu šitą Lietuvą. Aš tikrai myliu ir žinau, koks Baltijos jūros vanduo, koks smėlis, koks vėjas, kokie miškai, kuriuos jūs bandote greitai išpjauti, paimti babkių ir bėgti iš jų. Supraskite vieną dalyką. Rytoj ir poryt Dievas pasakys taip, kaip turi pasakyti. O kada Dievas pasakys mum eiti taip, kaip reikia, mes eisim. Aš visą laiką eisiu priekyje, o visi žmonės eis gale. Aš visą laiką einu tenai, kur yra baisu. Ir tik tenai aš surasiu savo jėgas, kad mes tikrai gyventumėm taip, kaip turim gyventi. Jūs nesuprantat, koks yra dabar pasaulyje, kokias eina permainos. Jūs nenorite atverti žmonėm, bet aš žinau. Eina tas, kuris stiprus. Ir visi jį laukia ir nežino, kaip bus. Dėl to mūsų vyriausybė vagia, kaip tik tai galima. Ir aš noriu pasakyti, gana, brangieji. Jeigu mums Lietuva tikrai yra mūsų širdyje, tai turime pasakyti savo. Laikas atėjo.
kažką tai daryti. Ir aš noriu jums pasakyti, aš su jumis, kaip ir kiti, kas myli tą Lietuvą. Jūsų Nerijus Kasmakovas.